Labą dieną visiems. Labą dieną. Labą dieną visiems susirinkusiems. Smagu matyti tikrai tokį gausų būrį. Matau, kad dar po truputį mūsų daugėja, jau yra per 60. Tai iš tiesų, kaip jau turbūt žinote, jau 2 metai mes savivaldybė apsisprendėme dėl mūsų reprezentacinio ženklo naudojimo, dėl spalvų ir pradėjome naudoti, įgyvendinti šitą idėją, pristatant miestą, Saulės miestą. Ir supratome, kad reikia turbūt dar detaliau aprašyti ir pasirengti tokį komunikacijos vadovą, kurį naudotumėm ne tik mes, savivaldybės žmonės, ne tik mūsų miestą pristatantis, reprezentuojantis renginiai, kurie jau ir praėjusiais metais mes su jais buvom sutarę ir pasirengę tokį vadovą, kaip turėtumėm pristatyti miestą, kokius ženklus naudoti, kokio dydžio juos naudoti ir panašiai. Ir šiuo metu turime parengę, noriu iš karto padėkoti mūsų Viliui Dambrauskui, mūsų partneriui savivaldybės, kuris padėjo mums tą komunikacijos vadovą parengti, konsultavo mus. Ir šiuo metu jis yra pabaigtas ir norime mes jums pristatyti visiems tiems, kas esate savivaldybės dalis, kas veikiate savivaldybėje, norite reprezentuoti miestą, gaunate iš mūsų savivaldybės lėšų įvairiems projektams. Mes norime, kad tai matytųsi, kad jūs esate savivaldybės dalis, kad jūs esate Saulės miesto dalis ir tiesiog norime mes jums pasiūlyti aiškę tokią schemą, aiškės kryptis, kaip jūs turėtumėte ir galėtumėte ar savo įvairiose priemonėse, renginiuose, prisistatymuose naudoti savivaldybės ženklą, galbūt šūkį savivaldybės ir panašiai. Tai mūsų toks yra tikslas, kad šiandien išklausyti, Vilius yra pasirengęs mums pristatymą, parodyti jį jums. Šito susitikimo yra daromas įrašas, kad tiesiog po to, jeigu ir šiandien negalėjote sudalyvauti, tie, kas norite, ar jūsų kolegos negalėjo sudalyvauti, tikrai šito įrašo po to mes pasidalinsime, kad jūs galėtumėte galbūt pristatyti ar savo bendruomenėm, ar kam iš tikrųjų reikia tos informacijos, kad būtų tinkamai pristatomas miestas, ženklas ir mes visi galėtumėm, visoje Lietuvoje galėtų žmonės ir gal ne tik Lietuvoje atpažinti mūsų miestą ir mūsų ženklus. Kai Vilius pristatys, padarys pristatymą, tai siūlome tiesiog, kad neįsivelti į diskusiją, nes mūsų yra labai daug. Jeigu jums kyla kokie nors klausimai, klausantis Viliaus pristatymo, rašykite į susirašinėjimo vietą, į tą vadinamą chatą ir po pristatymą pabandysime atsakyti. Ir tada jau, nes tikrai turime planą, kad neturėtumėm trukti ilgiau kaip valandą. Taigi, Viliau, ar girdi mane, ar esi pasiruošęs? Taip, sveiki visi. Noriu iš karto prasitestuoti, ar mane gerai girdi visi. Taip, girdim. Taip, esu pasiruošęs. Tada galėsiu jungti prezentaciją. Taip, prašom. Taigi dar norėčiau pasiteirauti, ar visi mato ekranuose prezentaciją. Taip, matom. Matom. Ačiū. Tai galime tada ir pradėti.
kaip ir Asta įžangoje pristatė, Šiaulių miestas nutarė turėti tokį viešinimo gidą, kuris būtų skirtas valdybės finansuojamams įstaigoms, aišku, ir kitoms, sakykime, bendraja prasme, bet visų pirma tai, kad mes visi kartu turėtumėm bendrą strategiją, kaip mes Šiaulių miestą pozicionuojame, kaip jį komunikuojame, nepaslaptis, kad yra išleistas naujas ženklas, kurį jau daugelis ir naudojo, tai kad ta komunikacija būtų kryptinga, būtent todėl ir buvo nuspręsta turėti tokį bendrą visų bendrą gidą, ir kurio būtų galima naudotis. Taigi pats tikslas, kaip ir minėjau, jau Asta užsiminė, kad yra Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamas ar iš dalies finansuojamas įstaigas, asociacijas, klubus ar kitą juridinių statusą turinčius vienetus projektus supažindinti su strateginėmis Šiaulių miesto viešinimo kryptimis ir pareigoti jomis vadovautis, reprezentuojant miestą atstovaujamais veiklose ir stiprinant jo įvaizdį. Taigi pereisime prie pagrindinių principų. Iš esmės šis planas buvo rengiamas siekiant įprasminti tokį pagrindinį principą, tai yra įstaigos pergalė, Šiaulių pergalė, ko iš tikrųjų dabar truputį yra pasigendama. Dažnai įstaigos pristato, sakykime, savo tam tikrus laimėjimus ar tam tikrus pasiekimus. Tačiau norėtumėm, kad tai įsivestų į kontekstą, jog tai įstaigos pergalė, žinoma, yra ir Šiaulių pergalė. Ir būtent užbėgant įvykiam už akių ir noriu pasakyti pagrindinę nuostatą, apie ką taip pat diskutavome ir priėjome tokios bendros nuomonės, kadangi šitas planas bet kokia atveju. Vėliau labai atsiprašom, gal galėtum padaryti pilną ekraną demonstracinį, prašo kolegos, rašo laiškus. Aha. Taip, dabar Gerai. Turėtų būti pilnas. Taip. Taigi, būtent dėl to iš karto norėtumėm pasakyti, kad diskutavom apie tai, jog svarbu neužmiršti, žinoma, ir savo įstaigos, ir Šiaulių miesto ženklas naujasis turėtų visais atvejais, visose strateginėse kryptise proporcingai koreliuoti tarpusavyje su įstaigos viešinimu. Prie to prieisime vėliau, kai tiesiog detalizuosiu tam tikras strateginės kryptis, bet kokiu atveju abu viešinimo subjektai, tiek įstaigos, sakykime, logotipas ir įstaigos tam tikros komunikacinės žinutės, hashtagai vadinami socialiniuose tinkluose, turi žymėti miesto atstovavimą ir miesto logotipas taip pat turi būti neužmirštas. Taigi abiejų logotipų, sakykime, koreliacija ir abu jie yra tikrai vienodai svarbus. Taip pat tokia pastaba, kurią ras kiekvienas ir oficialiame šiame dokumente, tai yra, jog visą tai, ką pristatysiu, tam, kad tas viešinimo gido efektyvumas būtų užtikrintas, yra būtina susipažinti su Šiaulių miesto logotipo naudojimo vadovu ir jo vadovautis, kuris taip pat bus prisegtas prie šio dokumento. Taigi pagrindinės strateginės kryptis, kurios taip pat buvo išdiskutuotos, yra renginiai ir projektai, viešai skelbiama informacija tiek skaitmeninėje, tiek, sakykime, skaitmeniniu, tiek paprastuoju fiziniu formatu, reprezentacinė apranga, internetinis marketingas, socialiniai tinklai, atributikos elementai ir skatintinos iniciatyvos. Ir kiekvieną iš jų pabandysiu trumpai apžvelgti atskirai. Taigi renginiai ir projektai viena iš tokių svarbiausių strateginių krypčių. Dažnai įstaigos tikrai turi įvairių renginių, įvairių projektų, viešų renginių. Aišku, svarbiausia yra apskritai turėti planą ir jo vadovautis. Jis turi būti sudarytas iš pagrindinių dalių, renginio viešinimas, renginio metu naudojimas. Blogai girdime, Viliau, tave.
Dabar? Dabar gerai. Gerai. Ir tai kaip ir minėjau, pagrindinės priemonės turi būti naudojamos reklamos priemonės ir renginio atgarso komunikacija. Visose šiose plano dalyse Šiaulių viešinimas tiek per logotipo naudojimą, tiek per kitas formas. Na, pavyzdžiui, ten atidarimo ar uždarimo metu padėkojant miesto savivaldybei žodžiu, turi būti aktyvus ir kūrybiški. Taip pat viena iš tokių strateginių krypčių, bent jau iš šios krypties, sakykime, viena iš sudedamųjų dalių yra ir fotosienelės naudojimas, kas, aišku, aktyviai yra pastarųjų metų renginiuose ir daroma, bet nereiktų pamiršti, kad šios sienelės vieta renginyje turi būti reprezentatyvi, ji turi būti įveiklinta ir iš tikrųjų naudojama tiek žiūrovams, tiek oficialiems asmenims. Nuotraukos turėtų patekti į socialinės medijas ar apskritai į kitą visą viešąją erdvę. Ir būtent apie ką diskutavome dar ir priėjome tokios išvados, kad ši fotosienelė tikrai gali taip pat, ką ir minėjau pradžioje, tarpusavyje sėkmingai koreliuoti su įstaigos logotipu, tam, kad, na, sakykime, pasitikrinimui visada galima šią fotosienelę prieš jau spaudžiant patį failą atsiųsti į Šiaulių miesto savivaldybės renginio į komunikacijos skyrių, tam, kad būtų šita fotosienelė prieš renginį patvirtinama. Taip pat visa reklaminė medžiaga, tai aišku labai jos daug ir mes šiame plane jos tikrai nedetalizavome, visi žinome, kaip kiekvienas savo renginiu komunikuojame, kokiomis reklamos priemonėmis naudojamės. Svarbiausia, kad ji iš tikrųjų būtų parengta taisyklingai, atsižvelgiant į naudojimo vadovo sąlygas, visas spalvinės gamas. Renginio komunikacijoje naudojamam vaizdo medžiagos turiniui, aišku, yra vėlgi skirtingi reikalavimai, ką mes prašėme ir reprezentacinių renginių planą įgyvendinami viešinimo, kad Šiauliai logotipas būtų parodomas ne trumpiau nei 1 sekundę atskirą kadruotę, įgarsinant šaukinį Šiauliai šviečia. Taip pat reiktų paminėti, kad šis vis dėlto gidas nėra rengiamas, bent jau nebuvo rengiamas vieniems metams, tai yra tęstinis, aišku, bus papildomas, sakykime, šitas gidas įvairiais niuansais, tačiau Šiauliai šviečia galbūt šaukinys šiandien yra mūsų, galbūt kitą dieną jis bus kitoks jau, taigi reiktų taip pat atsižvelgti į tai, kad dėl šaukinio ir dėl hashtagų vadinamų socialiniuose tinkluose reikėtų operatyviai reaguoti į situaciją, jeigu mes jo nežinome, pasiklausti komunikacijos skyriaus, nes jis gali būti pasikeitęs. Tai dar iš karto norėčiau ir pademonstruoti, kad turime savivaldybę parengusi tokį klipą, kuris tikrai yra naudojamas jau plačiai komunikacijoje ir dažnai yra naudojamas ir jį taip pat galima gauti iš komunikacijos skyriaus, pavyzdžiui, vizualiuose transliacijose, renginių reklamuojant televizijoje, YouTube kanale, socialiniuose tinkluose, jį galima labai nesunkiai integruoti, pridėti prie savo, sakykime, reklaminio klipo, kuris sukurtas konkrečiam renginiui ar projektui. Taigi jį taip pat galima gauti, jeigu jis, žinoma, aišku, irgi gali keistis, tai apie tai komunikacijos skyrius informuos. Na ir viešoji komunikacija, tai Lietuvos medijų portaluose, socialiniuose tinkluose ir kitose paskelbtose nuotraukose, taip pat Šiauliai logotipas turi būti aiškiai matomas, pageidautina titulinėse nuotraukose, albumų viršeliuose ir panašiai. Tai, kaip ir minėjau, pats pagrindinis tikslas yra, jog visą tai asocijuotųsi, jog įstaigos pergalė yra Šiaulių miesto pergalė. Na, ekrane jau matote kitą strateginę kryptį, tai yra viešai skelbiama informacija
Čia tiek ilgai tos informacijos neužgaišiu perteikdamas. Esminė detalė yra tai, kad pasigendama buvo viešai skelbiama informacija taip pat Šiaulių logotipo naudojimo ir galbūt ne tik, sakykime, įstaigos atstovų pasiekimų, veiklų pristatymas gali būti naudojamas net įtraukiant tokias kelias dedamasias dalis, tai yra arba nuotraukoje ir makete, kuris naudojamas pranešimui įkomponuoti Šiauliai logotipą, taip pat teksto turinyje pasidžiaugti garbę atstovauti savo miestui Šiauliams bei reprezentuoti Lietuvos, pasaulio ar Europos mastu. Socialinių tinklų medijose tai žymėti hashtagą vadinamą grotažymę, lietuviškai Šiauliai šviečia, arba kitą, kuri tuo metu naudojama viešoje miesto komunikacijoje. Na ir aišku, įstaigos dažnai susiduria su, sakykime, informacijos viešinimu, kai kviečia naujus narius, auklėtinius į savo įstaigą, į savo būrelį. Tai taip pat pageidautina, ar tas kvietimas būtų naudojamas fizinėme formate ar skaitmeninėme, kad Šiauliai logotipas, kaip matome ir pavyzdyje, šiuo atveju yra gražiai naudojamas, jis koreliuoja su įstaigos logotipu. Taip pat visą tai turi būti, aišku, naudojama atsižvelgiant į logotipo naudojimo taisyklės. Dar viena labai svarbi strateginė kryptis yra reprezentacinė apranga. Ji taip pat susideda iš 2 dedamųjų dalių, galbūt ir daugiau, bet pagrindinės plane yra išskirtos 2. Tai yra sportinė laisvalaikio dalyvio paradinė vadinama uniforma, ką matome ekrano galbūt kairioje dalyje. Tai yra krepšinio, čia Saulės berods krepšinio akademijos auklėtinių marškinėliai. Ir matome, kad Šiauliai ženklas yra pozicionuojamas teisingai, ant šviesaus audinio yra tamsus logotipo ženklas. Jis yra išreikštas, didelis, matomas, taigi tai yra teigiamas pavyzdys ir tokių teigiamų pavyzdžių norėtųsi matyti tikrai daugiau. Ir suprantama, kad yra aprangų, kaip ir minėjau, įvairių rūšių ir įvairių įstaigų yra tiek kultūros, švietimo, sporto, bet kiekviena iš jų gali tikrai pritaikyti savo, sakykime, reprezentacinę aprangą, joje pritaikyti Šiaulių logotipo pozicionavimą teisingai, gražiai, estetiškai, būtent to ir yra reikalaujama. Na ir formali apranga, taip pat nereikėtų užmiršti, kad jeigu mes esam formalioje aplinkoje, turime formalų susitikimą ir galbūt jį planuojame ir, kaip pridera, jame dalyvaujame su kostiumu, kostiumėliu, taip pat neturėtumėm užmiršti Šiaulių pozicionavimo. Vienas iš tokių gerų dabartinių visai pavyzdžių, tai Domo Griškevičiaus priesaika Seimo salėje, kuris, štai matome, turi kaukę su Šiauliai logotipu, veido apsauginę kaukę. Na ir tai yra tikrai irgi viena iš tokių įmanomų miesto reprezentavimo formų. Žinoma, jų gali būti ir įvairių kitokių, tai ten galbūt ir ženkliuko įsisegimas, ir šalikėlis, bet kokie elementai, kurie tiktų ir formalios aprangos kontekste. Dar viena svarbi strateginė kryptis, kurios taip pat šiuolaikinėje modernioje visuomenėje negalime užmiršti, ir ji turbūt pastaruoju metu aktyviausiai yra naudojama, tai yra internetinis marketingas ir socialiniai tinklai. Tai pagrindiniai akcentai būtų tokie, jog visose maketuose, kurios skelbia įstaigos socialinių tinklų paskyrose, kurie yra reprezentuojantis miestą, būtina tai paminėti, kadangi tikrai nėra prašoma kiekviename logotipe, kiekviename makete ten pozicionuoti Šiaulių miesto logotipą, bet kurie yra reprezentuojantis miestą, kurie yra tiesiogiai susiję su miesto reprezentavimu, naudoti Šiauliai logotipą, jį naudoti, vadinkim, didžiausių arba proporcingai didžiausių visų kitų logotipų atžvilgių,
jis turi būti proporcingas su kitų pagrindinių arba rėmėjų, arba, kaip ir buvo iš esmės reprezentacinių renginių komunikacijos plane, toks vienas iš reikalavimų, jog jis nebūtų, paprastai žodžiais tariant, mažiausias kur nors kamputyje, o būtų pozicionuojamas teisingai kartu su kitais pagrindiniais rėmėjais, jeigu tokių yra, arba jeigu nėra, jis būtų didžiausias iš visų. Taip pat grotažymė, kurios dar vis neturime užmiršti, matome paveikslėlyje šiuo atveju Galimybių festivalio, vienas toks iš gerųjų pavyzdžių, maketas, kuriame taip pat šiauliai šviečia ir tavo PIN kodas yra puikiai koreliuoja, ta prasme, tiek su renginio, tiek su miesto pozicionavimu. Puikiai matome, kad galima naudoti ir, sakykime, pačio projekto, pačio renginio logotipą ir nepamiršti Šiaulių logotipo. Tas pats liečia ir grotažymę, bet apie ją jau minėjau, kad jį gali keistis, todėl reikėtų visada, žinoma, pasitikslinti, kokią šiuo metu grotažymę Šiaulių miestas naudoja. Žymės taip pat yra vienas iš svarbių internetinio marketingo socialinių tinklų elementų, tai yra tai, ką mes pažymime vadinamame įraše, ir skatintina iniciatyva yra tai, jog Šiaulių miesto savivaldybė vis aktyviau ir daugiau bendruomenės narių turi savo tiek Facebook, tiek Instagram paskyrose, todėl taip pat nereiktų pamiršti, kad galima pažymėti tiek Šiaulių miesto savivaldybės Facebook profilį, tiek Instagram profilį tuose įrašuose, kur įstaiga taip pat pozicionuoja ir atstovauja miestą, reprezentuoja jį. Galbūt gali tiesiog kaip pavyzdžiui padėkoti už paramą, prisidedant prie bendrų tikslų įgyvendinimo, siekimo ir tokiu būdu pažymint miesto įstaigų miesto socialinius tinklus, skatinamas bendras bendruomenės narių prisijungimas jūsų esančių Facebook paskyros lankytojų, jūsų sekėjų prisidėti prie Šiaulių miesto bendruomenės narių ir sekėjų. Taip pat ir vaizdo turinio medžiaga labai aktyviai dabar yra naudojama socialiniuose tinkluose. Iš esmės reikalavimai nesiskiria nuo to, ką pristačiau renginio komunikacijos plane pirmoje strateginėje kryptyje. Taip pat vaizdo klipas, kurį benaudotumėt kokiuose medijos kanaluose, turi būti Šiauliai logotipas parodomas atskirą kvadrate, jeigu yra galimybė prijungiant mano rodytą reklaminį Šiaulių klipą prie bendro jūsų klipo, kurį jūs naudojate, įgarsinant šaukinį Šiauliai šviečia arba kitą, kuris tuo metu yra naudojamas. Ir šitą klipą, kaip ir minėjau, patį miesto įstaigos, tiksliau miesto klipą gali atsiųsti Šiaulių komunikacijos skyrius. Nuotraukų albumai taip pat yra viena iš sričių. Po kiekvieno projekto renginio mes tikrai turime nuotraukų, būtent iš to, ką irgi kalbėjome pirmoje pristatymo dalyje apie renginius ir projektus ir apie ten pozicionavimą Šiaulių logotipo. Tai kai jau mes juos keliame nuotraukas į Facebook, Instagram platformas, pageidautina yra, jog šiose nuotraukose Šiaulių logotipas taip pat būtų matomas, ypač pagirtina, jeigu jis matomas natūraliame nuotraukų kontekste, veiksmų vadinamose nuotraukose, o galbūt ne tik tais prie vadinamos fotosenelės. Dar viena svarbi strateginė kryptis, kurią norėjome išskirti, yra atributikos elementai. Ir atributika praktiškai yra naudojama kiekvienos turbūt įstaigos gyvenime, galbūt ne kasdien, bet jos tikrai tenka užsisakyti. Todėl manome, kad ar išskirtinių švenčių, ar festivalių, ar renginių metu naudojama atributika taip pat turi koreliuoti su Šiaulių miesto logotipu. Čia yra tokie ekrane matomi pavyzdžiai gerieji, sakykime, kad tiek balionas, tiek puodelis
tiek maišeliai, nežinau, pakabukai, kaklajostės, apyrankės, užrašų knygutės, visur atributikos įvairiuose elementuose, visose atributikos tokiuose elementuose gali atsidurti ir Šiaulių logotipas. Ir taip pat pageidaujama, kad jis atsidurtų, žinoma, vadovaujantis naudojimo vadovu, kad jis būtų teisingai naudojamas. Bet tai yra viena iš sričių, kur labai kūrybiškai galima įsijungti ir tai turbūt šioje bent jau strateginėje kryptyje tokių griežtų reikalavimų nėra, svarbu, kad jis būtų naudojamas logotipas teisingai, bet kokią atributiką pasirenka įstaiga, tai čia jau tikrai fantazijos reikalas, galima tikrai pritaikyti prie kasdienio įstaigos gyvenimo, galbūt yra reikalingesnių atributikos elementų, mažiau reikalingų, bet tai vis tiek gali puikiai pozicionuoti Šiaulių miesto logotipą būtent atributikos elementus. Taip pat dar viena paskutinė šiuo atveju yra kryptis. Tai yra įvairios skatintinos iniciatyvos, jie taip pat nėra labai griežtai reglamentuojama, apibrėžta. Skatintinos iniciatyvos gali būti labai įvairios, bet kokiu atveju įstaigos tikrai dalyvauja ir įvairiose parodose, konkursuose, kitose viešose veiklose, reprezentuoja tiek savo įstaigą, tiek miestą įvairių mastų. Ir labai smagu, kai Šiaulių miesto savivaldybė yra irgi nepamirštama, jos logotipas naudojamas. Šiuo atveju taip pat ekrane matome vieną iš pavyzdžių, kai siekiant turbūt uždengti statybinį vaizdą, šiuo atveju yra naudojamos meno kūriniai ir juose taip pat nėra pamirštamas logotipas, atspindintis, jog būtent šis meno kūrinys reprezentuoja Šiaulių miestą. Netgi, žinoma, galėtų jis būti tiesiog ir didesnis, bet pritaikoma pagal tai, kaip matyt, pagal galimybės, kaip įmanoma. Ir įvairūs meno dirbiniai, kiti fiziniai elementai, renginiuose naudojamos projekcijos, dešiniajame ekrano kampe matoma LED ekranų juosta. Čia aišku yra iš tokia, galima sakyti, galbūt kartojasi su reklamos viena iš formų, tačiau taip pat tai yra vienas iš gerųjų pavyzdžių, kaip galima pozicionuoti, kaip galima atrasti miesto logotipą, kaip jį dar galima pademonstruoti. Tai čia irgi šioje srityje, šioje kategorijoje leidžiama tokia didesnė fantazija įstaigoms ir būtent su jie susidorojus, galima tada atsidurti gerose pavyzdžiuose ir būti įvertintais, kuomet jūsų renginys ar konkursas ar dalyvavimas baigėsi. Ir bendroji informacija, tai ką ir minėjo Asta pradžioje, tai šis viešinimo gidas yra daugiau rekomenduojamo pobūdžio, jo pagrindinis tikslas reprezentuoti Šiaulių miestą laikantis šitų pagrindinių strateginių plano krypčių, kurių galbūt pastaruoju metu buvo šiek tiek pasigendama. Kaip jau siekiant užtikrinti, kad įstaigos vadovautųsi šiuo mūsų parengtų planu, čia jau dar reikės diskusijų ir bet kokiu atveju turbūt tos diskusijos prives prie to, kad bus nemažai nuomonių, kaip mes turėtumėm iš tikrųjų apžvelgti įvairias įstaigas, ar jos naudojasi, ar sėkmingai naudojasi, bet per patirtį turbūt pamatysime ateityje netolimoje jau. Ir kągi, ačiū Jums už išklausimą, tikiuosi, kad mane gerai girdėjote, o
daugiau perleidžiu žodį Astai. Taip, ačiū Viliau už pristatymą. Noriu iš karto keletą reaguoti į tokių Viliaus išsakytus keletą minčių. Apie grotažymę Šiaulių šviečia iš tiesų diskutavome mes mūsų savivaldybės komunikaciniai grupiai ir esam priėmę tokį sprendimą, kad turbūt Šiauliai šviečia su grotažyme niekada turbūt nesikeis, kol mes būsime ir turėsime įvaizdį kaip Saulės miesto, nebent gali atsirasti šalia ar ne kažkokie dar būt proginiai ir panašiai, bet iš tikrųjų šitą grotažymę Šiauliai šviečia. Noriu tik atkreipti dėmesį, pagal kalbos taisyklės turėtų būti abu žodžiai iš didžiosios raidės rašomi visada, kaip Vilius ir pateikė. Tai iš tiesų galim naudoti drąsiai ir mes manom, kadangi ir šiuo metu yra rengiamas marketingo strategija rengiama Šiaulių miesto įvaizdžio ir ten tikrai išliks Saulės miesto įvaizdžio kryptis. Tai manome, kad tas Šiauliai šviečia tikrai neturėtų keistis ir tikrai jeigu jūs jį kažkur turėtumėt ar savo interneto svetainėse ar kitose kažkokiuose rengiamuose pranešimuose tikrai gali likti. Ir taip pat noriu pati tiesiog prisiminusi, pavarčiau keletą mūsų įstaigų interneto svetainių. Aišku, suprantame, kadangi ir neturėjom parengę tokio labai aiškaus gido, labai aiškių krypčių, kaip matytumėm, kaip savivaldybė norėtumėm, kad mūsų ženklas būtų atspindimas jūsų svetainėse. Tai tikrai matau pati dar, kad naudojate mūsų herbą, mūsų heraldiką. Aišku, jis irgi yra gerai, bet mūsų noras šiuo metu būtų turbūt, kad mes daugiau naudotumėm šauliuko ženklą ir jisai tikrai būtų šalia jūsų įstaigos ženklo arba kitų rėmėjų ir panašiai. Jau čia kalbant apie mūsų savivaldybės pavaldumo įstaigas. Aišku, visos kitos įstaigos jūs galite naudoti, jeigu mylite, jeigu save identifikuojate kaip Šiaulius atstovaujančios įstaigos ir tikrai tą darykite, tik tai norime, kad tai darytumėt pagal taisyklės. Tai šalia to, ką pristatė Vilius, ar ne, yra dar mūsų savivaldybės interneto svetainėje, kur yra visa informacija apie heraldiką, apie mūsų ženklo naudojimą, irgi yra naudojimo toks knyga, kaip vadinama, kur irgi parašyta ir parodyti pavyzdžiai, kaip turėtų būti naudojamas mūsų ženklas. Kaip žinote, jis yra ir geltonai juodas ant balto fono, kaip dabar matome, gali būti ant juodo fono geltonas ir ant geltono fono juodas ir panašiai. Ir vieną tik noriu atkreipti dėmesį, gal net ir šiandien pristatytų Viliaus nuotraukų, mačiau vieną negerą pavyzdį. Šauliukas visada turi būti su žodžiu Šiauliai. Ta prasme, šauliukas vienas kažkaip komponuojamas kažkur kitur, jisai negali ir neturi būti. Ir yra du variantai Šiaulių užrašo, arba apačioje, kaip dabar matome, arba būtų šalia. Tai tiesiog dar atkreipiu dėmesį, tai tokius dažniausiai turbūt užduodamus klausimus ir norisi, kad tų klaidų nebūtų. Tai ir kaip minėjo Vilius, iš tikrųjų mes rekomenduojame, mes šitą gidą patvirtinsim direktoriaus įsakymu. Jūs jį, man atrodo, dabar negavo, ar ne, Gintarai, su kvietimu kolegos mūsų į šitą susijungimą. Jeigu negavo, tai tikrai išsiųsime. Aišku, kada turim sutartinius įsipareigojimus finansuojamams projektams ir programoms dar, mes taip pat visur dėsime gidą prie sutarčių, prie įsipareigojimų, vienaip ar kitaip, jeigu jau naudojate, tai naudoti pagal reikalavimus ir panašiai. Kas susiję, tai esame išbandę su mūsų reprezentaciniais didžiaisiais renginiais, kuriems ir skiriamas vienas iš didžiausių finansavimų mūsų savivaldybės, tai jie griežtai turi laikyti šitų nurodymų ir iš esmės, jeigu jų nesilaikys, galimas net ir pasiekmes, tarkim, kitais metais mažinant biudžetą ir panašiai. Tai, bet visiems kitiems iš tikrųjų tai yra rekomendacija ir tiesiog tas toks prašymas tikrai dar kartą pagalvoti, kur galėtumėt tą savivaldybės ženklą įdėti ir jeigu jau dedate, tai iš tiesų laikytis tų taisyklių. Kažkokios schemos, struktūros, kas čia prižiūrės ar kas čia kažką, tikrai mes neturime savivaldybė ir kol kas tikrai nėra mūsų toks tikslas, bet mes manome, kad jūs tikrai patys norėsite tai daryti, ženklas yra gražus, spalvos yra gražios, tikrai daug kur galime pritaikyti. Kažkaip nelabai mačiau daug klausimų, dabar liktai kažkas pasirodė. Tiesiog padėkojimas, pagarba. Turizmo informacijos centro ir savivaldybės dėka Šiauliai ryškėja vis stipriau.
ne tik šalies, bet ir tarptautinėme kontekste. Taip, tai ačiū Jums už gerus žodžius. Ar turite kokių klausimų? Ir Gintarai, noriu gal klausti tavęs, gal tu nori ką nors papildyti? Labadiena. Nelabai kažką norėčiau papildyti, iš tikrųjų pristatymas pakankamai toks, man atrodo, suprantamas. Ir tik pasidžiaugti noriu, kad daug susirinko dalyvių, žiūriu, 84 net. Na tai reiškia tema aktuali ir tikrai, manau, tik tas reikia stengtis visiems ir bus Šiauliai daugiau matomi. Mūsų sporto srityje, sakykime, tas viešinimo dalykai yra akcentuojami nuolat, bet kaip pastaruoju metu, tai mes, kaip pasakyti, džiaugiamės, kad atsiranda vis daugiau galimybių ir tokių, sakykime, nuorodų, kaip tą viešinimą daryti tinkamai. Taip, tai iš tikrųjų, papildant Gintarą, tikrai tikimės, kad sporto pavyzdžių, kuris jau turi gilias tradicijas ir iš tiesų jau senai mes matome turbūt geltoną juodą mūsų sportininkų aprangose ir tai atpažįstame kaip Saulės miestą. Tai labai tikimės tokio palaikymo ir iš švietimo įstaigų, darželių, mokyklų, neformaliojo švietimo. Tikimės labiau jūsų kažkokioje vaizdinėje, reklamoje ar aprangoje atrasti tų šiaulietiškų detalių ar spalvų. Aš suprantu, kad dabar visi nepasidarysim geltonai juodi, bet tikrai galima rasti vietą mūsų ženkliukui, šauliukui, tikrai kažkur, kai jūs atstovaujate mus. Tikrai matom dabar labai tokią naują tendenciją, kuriatės ir savo įstaigų, tikrai labai gražius ženklus, tikrai kuria profesionalai. Labai smagu matyti, kad matyt pavyzdys mūsų ir matyt Vilmanto Dambrausko prisidėjimas prie mūsų šitos idėjos realizavimo. Matom jo dabar pėdsakus kitose įstaigose, kuriamuose ženkluose, tai yra tikrai kaip geras ir gražus pavyzdys. Ir manom, kad tikrai galim būti pavyzdžiui ir kitiem miestam. Jo patys jaučiam, ką ir čia kolegos parašė, kad yra matomas ir mūsų tas klipukas, kuris kartais nustebina per LRT. Sako, ir ką čia jūs dar vis šviečiat ir šviečiat. Taip, mes ir šviesim, nes žodis šviesa asociacija ir su Saulės miestu, ir su miestu, kuris draugiškas šeimai, vaikams auginti, su šiluma. Tai aš manau tikrai tą Šiauliai šviečia patį šūkį, labai daug kur galime pritaikyti, nuo švietimo, kultūros, socialinių dalykų ir panašiai. Taigi kviečiu prisijungti į tą būrį, su grotažyme Šiauliai šviečia, kad kitą kartą, kai kažkur paieškojus, paguglinus ar Facebook paieškojus su grotažyme Šiauliai šviečia, iš tikrųjų būtų galima rasti daugiau įstaigų, organizacijų šiaulietiškų, kurios nori save identifikuoti su Šiauliais. Tai ačiū už dalyvavimą, ačiū Vilijui už pristatymą. Visą šitą įrašą padarėme, išsiųsime jums, išsiųsime komunikacijos vadovą, ir ką tikimės, kad tikrai šviesime vis smarkiau ir smarkiau. Ačiū visiems. Ačiū.